neįprasti mūsų lietuviškoms sąlygoms masalai, kaip ir pats pavadinimas sako. Beje, jie yra skirti daugiausia ešerių žvejybai, bet mūsų lietuviškomis sąlygomis taip pat puikiai pasiteisina. Pats tiesą sakant buvau nustebęs, kaip veiksmingai jos galėjo vilioti plėšrūnus, kurie į mūsų lietuviškus, sakytume, masalus visiškai nereagavo. Kadangi čia turime 4 skirtingus modelius masalų, tai pirmiausia trumpai papasakosiu apie kiekvieną iš jų, o paskui pereisime prie bendrų savybių ir apginklavimo. Pirmasis yra Bass Crazy Twisted Worm. Tai yra labiausiai panašus į masalus, kurios pažįstate. Tai lervos formos masalas su twisterio uodega. Tai beveik 7 gramų masalas, 15 cm ilgio, tad jau tikrai solidus kąsnis. Toliau turime Bass Slim Finesse Worm, tai vis dar 15 cm guma, bet sverianti vos 4 gramus. Pirmoji asociacija kažkokia didelė sliekas rosovka. Aš su šiais masalais daugiausia gaudžiau didesnės plėšrėse žuvis, tokias kaip lydeka ar starkės. Na, bet žiūrint į šio masalo formą ir jo neįtikėtiną žaismą, esu tikras, kad jis puikiai tiks gaudant ešerius ar upėtakius, kaip dėlės, nilnogo ar tiesiog didelio slieko imitacija. Taigi tikrai kitą sezoną mūsų socialiniuose tinkluose pasirodys daug vaizdo įrašų su šiais masalais, todėl kviečiu sekti, kad nepraleistumėte naujos medžiagos. Toliau turime Bass Fat Boy Wacky Worm. Tai šiek tiek mažesnis masalas, vos 13 cm ilgio ir šiek tiek daugiau nei 4 gramai svorio. Kaip rodo pats pavadinimas, jis skirta daugiausia vadinamam Wacky Rig būdui. Tai yra, jei žiūrėjote vaizdo įrašus apie basų žūklę, dažniausiai tokie masalai būna užkabinti viengubų kabliuku tiesiai per vidurį korpuso. Todėl šio masalo konstrukcija nėra atsitiktinė, jis yra simetriškas. Masalas siaurėja link galų, o pačiame viduryje yra būdingas pastorėjimas, kuris padeda teisingai užkabinti šį masalą būtent šiuo metodu. Pabaigai mums liko Bass Fat Stick Worm. Tai yra 13 cm masalas, sveriantis šiek tiek daugiau nei 5 gramai. Atvirai pasakysiu, šiam masalui skyriau tikrai daugiausia laiko gaudydamas sterkus ar lydekas. Netgi gaudydamas sterkus su šiuo masalu pagavau boleną. Kas buvo maloni staigmena iš įdomesnių dalykų? Tai masalas, kuris man visų pirma primena kažkokį Fatidi Worm Tournament sujungtą su Dying Worm. Tik jo storesnė, gerokai didesnė versija, o tikrai verta atkreipti dėmesį į būdingą griovelį, kuris leidžia efektyviau uždėti šį masalą ant offsetinio kabliuko. Visus šios masalų modelius rasite dvykoje. Iš tikrųjų puikių spalvų, supakuotų į daugkartinio naudojimo pakuotės po 8 vienetus su daugkartinio naudojimo atraktoriumi. Todėl, kad tai yra maišeliai su užtrauktuku, kuriuos galime atidaryti, išsimti masalą žvejybai, žinoma vėl įdėti atgal ir sandariai uždaryti. Todėl neišsiskiria jokie nemalonūs kvapai. Ir tuo pačiu nereikia nešiotis jokios papildomos dėžutės, ką mano nuomonė yra puikus privalumas, nes galime pasimti keletą masalų iš skirtingų modelių. Į tokį vieną maišelį paslėpti kur nors kišenėje ir iš esmės turime visą masalų arsenalą. Tačiau svarbu, kad prisimintumėte nemaišyti šių masalų su kitų rūšių masalais, nes jie gali reaguoti tarpusavyje nepageidaujamai. Visus šios masalus iš tikrųjų galite uždėti įvairiais net 14 skirtingų būdų. Aš turiu 3 savo mėgstamiausius, kurie man geriausiai pasiteisino ir kuriais labiausiai tikėjau dėl jų veiksmingumo. Kai ruošiate masalą, pradedant nuo mūsų klasikinės džigo galvutės, be vargo galime uždėti masalą. Stenkitės, kad ta galvutė būtų kuo tinkamesnė. Trumpa, nes tai tiesiog suteikia daugiau veikimo ir efektyvumo tiems masalams. Be klasikinės džigo galvutės, geras būdas, kurį dažnai naudoju, yra masalo uždėjimas ant kabliuko su papildomu svareliu. Be to, tai leidžia dar geriau judėti masalui, nes guma nėra standi. Čia lygiai taip pat, kuo trumpesnis kabliukas, tuo mano nuomonė geriau, nes kaip patys matote, visos šios guminės masalai yra labai minkšti ir bet koks jūsų ketinimas atima dalį jų veikimo. Todėl stengiuosi juos montuoti kuo trumpiau, kad tiesiog maksimaliai padidinčiau masalo efektyvumą. Na ir paskutinis masalo montavimo būdas, tai be abejonės mano mėgstamiausias šių masalų atveju. Tai yra žvejyba su drop shot sistema.
Čia turime vieną kabliuką. Aš naudoju offsetinį kabliuką, nes čia turime BuzzFed Stickworm masalą, kuris, kaip jau minėjau anksčiau, turi tą būdingą įdubimą, leidžiantį dar geriau pritvirtinti offsetinį kabliuką. Bet su visais kitais masalais taip pat nėra jokių problemų. Galime būtent tokiu būdu ir su tokiu offsetiniu kabliutu juos užkabinti. Dėl to, kad labai didelis privalumas, mano nuomonė, visų šių masalų yra tas, kad jie yra itin minkšti. Jei žvejojate su Throat serijos masalais, tai žinote, kokio minkštumo yra mūsų prekės ženklo masalai. Ir čia yra labai panašiai, todėl be jokios problemos kabliukas netgi neprivalo kišoti, jis gali būti įsmegtas į tą minkštą masalą, bet jei žuvis jį praryja ir mes laiku sureaguojame, užkirtus, viskas vyksta be problemų. Tas kabliukas įsismeigia žuvę į nasurs. Ir šie 3 masalo užvėrimo būdai visiškai pakanka efektyviam žvejybai su šiomis masalais. Ir tikrai jie sugeba suvilioti net pačius tingiausius plėšrūnus. Beje, man net nereikia jums to pasakoti, nes pasiimu šios masalus prie vandens ir patys pamatysite juos veiksme. Yra, bet pamačiau čia tokį nedidelį sūkurėlį ant vandens paviršiaus, tada iškart užmečiau meškerę ir sėkmingai pagavau. Tai nėra kažkoks didžiausias galiūnas, bet žuvelė. Štai, pažiūrėkite, tokia žuvelė. O twisteris nasruosim. Gerai, atkabinsim žuvelį. Matot, taip ir būna, kai kažkur pameti žnyples, tenka atkabinti tuo, ką turi. Bet laimiai liko, tik twisteris man įkando į pirštą. Atkabintas, o žuvelę paleidžiam. Taip jau susiruošiau, guminuką montuojam ant dropshoto, kur pats vedimas yra labai paprastas. Užmetu surinku laisvą valą, laukiu, kol nuskęs, čia gana negilu. Aš turiu sunkų galvakablį, kad galėčiau mesti toliau ir tiesiog taip savo virpinu meškerės viršūnėlę su pertraukėlėmis. Guminukas ten dirba vandenyje ir vilioja plėšrūnus. Visa esmė tame. O bandysim su tuo dropu be pertraukų, tiesiog, kad ta guma ten virpėtų. Bet to tai irgi veikia. Ei, nematė tuo? Lydeka iššoko visiškai iš vandens. Visa, kaip koks upetakis besivaikantis mažą žuvelę. Čia tai bajerė. Tai buvo neįtikėtina situacija. Atrodo, kad jie net nieko nesugavo, tiesiog visa iššoko virš vandens. Lydeka yra laikosi. Sėdim. Turiu gana ploną fluorescencinį sluoksnį, tad būtų gerai jo nepravesti. Bet tai tikrai bus ta pati, nes iš tos pačios vietos, nors ir atrodo kiek geresnė, bet panaši žuvis, greičiausiai tai bus ši žuvis. Pažiūrėk, kaip jis suėda visą gumą su kirminu burnoje. Gerai, tuo jums jį parodysiu. Truputį man čia viską supainiojo. Oho, greitai išėlio. Buvai tokia kantri, o dabar kas? Velnias, štai kur slypi rudens žuvų jėga. Laimai, jis manęs nekando ne vienu dantuku, bet pažiūrėkite. Tik uodada iš slieko kišo, o jis jį suėdė neįtikėtinai. Šiaip pažiūrėkite, kaip jis turėjo griebti, jei čia kišo kabliukas. Na ir graži stora žuvis ant dropshoto, kartais jos būna tingios, bet šitą tai smogia puikiai. Mes atsegėme. Ir jis net nebebuvo užsektas, tiesiog išlindo. Bet tai turbūt dėl visų kovų. Pažvelkite. Randas.
Ir dar kartą. Na, tikrai gera lydeka. Mes daugiau nebekankiname žuvų. Jis tikrai stipruolis. Ledinis vanduo. Na, tikiuosi, kad sužinojate viską, ką reikėjo žinoti apie šios dalykus. Masau. Jie neįprasti Lenkijos sąlygom, bet tikrai gali atsiverti vandenį. Kviečiu sekti mūsų YouTube kanalą ir kitus socialinius tinklus. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitose įrašuose. Iki!